Darbą visos pradedam nuo kilpelės. Dar kartą parodysiu, kaip ją daryti, jeigu kas nemoka. Tai va, padarom tokį lampą ir ištraukiam vidurinę dalį. Gaunasi kilpelė, kurią galima didinti arba mažinti. Paskui pritraukiam karoliukus ir neriam iškart 5 kilputės su karoliukais. 1, 2, 3, 4 ir 5. Parodau dėl viso pikto, jeigu kas darot kitaip, kad žinotumėt, kaip reikia. Jeigu kas neaišku, paskui nufilmuosiu daugiau. Nepatogu labai filmuoti, tai užteks 3, 5 ir paskui suneriam ratuką ir taip toliau. Paskui, kai baigiam darbą, paimam iš pradžių, paslėpiam tos galus. Taip. Tai čia yra pradžia, čia pabaiga. Taip. Su šituo galiuku mes darom taip. Kelis kartų reikia pernėti. Aš jau užtraukiau labai stipriai šitą kilpelę, bet galima dar. Kokius 2-3 kartus. Kai siūlas plonas, tai galima ir 3 kartus. Kai storas, tai jau nereikia daugiau, nes bus guzas ir paskui matysis. Ir į vidų, kur nuskišam. Dažnai naudoju replės tam darbui. Ištraukiam. Taip. Kartais čia dar užlašinu mažą kruopelytę klijų, bet tas nebūtina. Kitą galą paimam. Dedate. Ir paskui pats svarbiausias momentas, va, pirmas šitas karoliukas, nuo jo pradedam. Matot? Taip turi atrodyti. Ir pradedam. Užkabinam. Ištraukiam. Čia paimam patį viršutinį, patį pirmą, nuo kurio pradėjom nerti. Parodau, kaip kad matytųsi va šitą. Labai stipriai užvėriau ir negaliu prakišti storą adatą. Taip, paskui kitas karoliukas, va, pirmas mūsų buvo karoliukas, sekantis. Taip, taip viskas atrodo. Tikiuosi, viskas matosi ir gražiai. Ir taip einam ratuku. Vieną kitą, vieną kitą. Šitą paimam. Vėl užkabinam. Iš vienos pusės, iš kitos.